Sveiki, malonūs Aukštaitijos RTR žiūrovai. Šiandien Menų sala kviečia į teatrą. Ta pati legendinį Juozo Miltinio. Pastaruoju metu skambų garsiais skandalais ir tarpusavio santykių kazusais. Bet kalba ne apie juos. Su teatro vadovu Romualdu Vikšraičiu, kuriam mėginama prilipdyti piktą naujojo Juozo Miltinio etiketę, kalbėsime apie patį teatrą. Kupina konfliktų, vadinasi progreso ženklų, nes tokio teatro, koks buvo prieš 5 metį, prieš 10 metį, sako jis, niekada nebebus. Baigiantis kalendoriniams metams, Juozo Miltinio dramos teatras tradiciškai pakvies į kalėdinį ar naujametinį, nesvarbu, kaip be pavadintume, spektaklį. Bilietai į premjerą jau iš anksto išgraibstyti. Tai geras pripažinimo, įvertinimo ženklas, nors 2012-uosius panevėžiečiai teatralai ir jų gerbėjai galėtų vadinti išgyvenimo, kupino grėsmingų nuojautų, perversmų, nuspalvinto pačiomis aštriausiomis emocijomis laiku. Teatro teatre šįsyk kaip niekad buvo daug. Tačiau nepaisant visų dramų persikėlusių net į teismus, vis dėlto kūrėjai uždirbo milijoną. Beveik neįtikėtina, bet skaičiais nebejojama. Tas milijonas, aišku, yra gražu, bet tai yra tiesiog pastangos prisidėti prie valstybės dotacijos ir be abejo mes turim galimybę tas lėšas, reiškia, panaudoti savo pastatymam. Ir automatiškai ir žmonėm. Praktiškai aš galiu pasakyti, kad nors, sako, negirk dienos be vakaro ir šiaip jau nesigirk be reikalo, tai nepasigyrimas, tai tiesiog sunkaus darbo rezultatas, kad žmonėms šiek tiek pagerinti jų finansinę situaciją. Tai jinai, jau jeigu pažiūrėjai dokumentaliai, jinai pagerėjo. Gal realiai, kiekvienas matuoja pagal savo poreikius, bet dokumentaliai tikrai šiek tiek jinai pavyko šiais metais mums susidirbti. Kita vertus, mes turėjom daug rizikos faktorių. Sakysim, pastatymai visi buvo rizikingi. Vieni labiau pasisekė, kiti mažiau, bet tai irgi panaudojo tas mūsų uždirbtas lėšas. Gal kažkuriame etape mes išleidom ir įsipareigojom išleisti daugiau, negu tą dieną turėjom ir galėjom, tikėdami uždirbti. Tai va iš tų vilčių ne visi, finansinė prasme, ne visos viltys pasiteisino. Bet, sakyčiau, ta kūrybinė ieškojimų prasme, tai buvo pakankamai intensyvūs metai. Reiškia, jeigu jau vien pagalvoti, aš dabar kalbu gal daugiau apie net 2 sezonus, 8 režisieriai, kurie čia, iš jų tik vienas, man regis, buvo statęs, reiškia, čia pas mus. 8 nauji režisieriai trupę užgulė tiesiog visą savo kūrybinę jėgą, kiek jie jau galėjo ir reiškia, trupė padėjo šiek tiek susivokti, ką jie iš tikrųjų gali. Ir man, kiek reiškia, mes apskritai galim. Ir parodė daug ir silpnų vietų, parodė tiesiog dalykų, kuriuos mums reikia ir taisyti, ir tobulinti, ir gal, sakyčiau, dalis nepasitenkinimo, dalis tokio skausmingo, tokio proveržio, tokio, reiškia, problemų žmonėm kilo dėl to, kad visgi veidrodis parodė, kad ne viskas idealu, kad perspektyva gali būti, bet reikia padėti 3 kart daugiau pastangų, kaip minimum, 3 kart nuo to, ką darė. Tai toje vietoje galėjo būti, turbūt žmonės suvokė, kad staiga reikės keisti kažką, gal per staiga. Nors aš tikrai stengiausi, taip sakant, tą vežimą ridenti gana taip atsargiai, kad kuo mažiau kratimų ir sukrėtimų būtų, bet žmonės traukėsi. Jeigu nupirkus vien tik tai naują tokią scenos įrangą, tokią, standartinius tokius paaukštinimus, kuriuos mes 5 jau spektakliuose berods pritaikom 6. Reiškia, kad negaminti ir visą laiką mes vieną kartą nupirkom ir tai yra tokia stabilios konstrukcijos. Ir staiga ateina žmogus, kuriam likę ten nedaug iki pensijos, sako, aš jau nebegaliu jų nešioti. Ir jis išeina. Ir man minties nebuvo, kad sakyti, kad tu išeik, bet jis pats apsisprendė.
Nu, jeigu tu negali sugroti, reiškia, Šopeno ten, nežinau, kokiu nors ten valsą, nu, neisi į sceną, nesėsi. O pas mus dar tradicija yra, ai, kaip nors. Nu, kaip nors nebus. Kažkoks reikalavimas turi po truputį atsirasti, ne kaip nors. Sakysim, vienas režisierius man vis sakė, aš tau seniai tobulą padarysiu darbą, tobulą. Ir aš kažkaip sakau, porėt kiek laikos, gal nebevartokim to žodžio. Gal vartokim, kad tai būtų normalu. Ir kai kažkas man pasako tobulą, aš iš karto taip sudrebu. Geriau eikim, dirbkim, bet tos, nu, o pati kartelė, aišku, į tobulybę turėtų būti. Galbūt nežadant to, bet visgi ieškoti to, ką gali teatras, iš tikrųjų, kokia yra jėga teatras. Aš manau, kad yra didelė jėga. Tik mes nesuvaldom kartais jos. Užsibrėžęs pasitikrinti jėgas, teatras, anot jo vadovo, taip ir padarė. Tie egzaminai, tos patikros nebevardės. Spektakliai. Vieni tapę anšlaginiais, kiti nuvylę. Bet per porą sezonų su paskutiniaja nekantriai laukiama premjera, jų net 12. 2 mažojoje, 10 didžiojoje scenoje. Visada vertini įdėtą darbą ir rezultatą. Ir dar plus pridėdėjau, kogi tu norėjai. Tai galiu pasakyti taip, į visas premjeras, į visus spektaklius įdėjom 100%, ką mes galėjom. Iliuzijų irgi turėjom, kad visi darbai bus 100%. O štai su rezultatu mums šiek tiek nepasisekė. Ir čia, aišku, analizė reikalinga tokia, nu, rimta ir gili. Kai kurie dalykai, kai kurie klausimai ir atsakymai jau yra. Sakysim, planavimo klausimas. Mes negalim, reiškia, kaip pasakyti, mes turim pasiruošti darbui labai gerai. Tai yra, jeigu mes norim, kad ramiai, užtikrintai ir kokybiškai padarytume, mes ko gero turim paplanuoti taip metus 2 į priekį. Ir čia, kas liečia ir dekoracijas, ir tekstų pasiruošimus, ir tuos vaidmenys. Bet vėlgi, tam etape mes negalėjom laukti, nes trupė buvo be darbų, darbai buvo jau seni, reiškia, tas visas repertuaras buvo pakankamai senas, reikėjo naujo išjudinimo visos trupės, kaip kiekvienas spektaklis dar yra kaip ir trenažas, kaip ir iš naujo mokymasis. Reiškia, tai vėlgi yra kaip atgaiva trupiai, reiškia, reikėjo to intensyvumo, tai toje vietoje mes neturėjom kur trauktis. Va, išaiškėjo bendradarbiavimas atskirais režisieriais klausimas. Iškia, daug atsirado tokių detalių, kurias turėjom įvesti į sutartį. Sakysim, tam tikrą procentą, kiek režisierius gali keisti eigoj pastatymo nuo pradinio sumanymo, nes tai susijęs su finansais. Negali būti beribiai. Vėlgi režisieriaus atsakomybė dėl išleidžiamo spektaklio. Toliau aktorių atsakomybė. Čia iškilo didžiulė problema, kur iš tikrųjų gali būti nepasitenkinimas, nes statant mažai spektaklio, aktoriai turi laisvo laiko pakankamai. Nu, sakykime, dalis aktorių pas mus suvaidina per mėnesį 2-3 spektaklius. Reiškia, repeticijose neužimti, praktiškai turi laiko. Tai jie turi papildomų kažkokių tai užsiėmimų. Ir tai yra, nu, kaip pasakyti, to negali uždrausti. Nes visiškai laikyti aktorių, nu, jis sakytų, nieko nedaryk. Bet juridiškai tai jau yra komplikuota, tai yra darbo valandos, fiksuojami darbo laikai, tabeliai ir tada, jeigu tas žmogus dirba kažkur kitur, tada jau iškyla va šitie tokie juridiniai niuansai, kuriuos, aišku, irgi reikia spręsti. Bet tai dabar tokios buvo tradicijos, kada buvo galima aplinkui daug ką veikti ir staiga užgriuvo toks krūvis teatre, kur jau tu turi kasdien ateiti, mes rašom kasdien, prašom pasižiūrėti, reiškia, apie galimus pakeitimus ir dar atsitiko dabar taip, kad eilė režisierių ne taip, kad parašo, reiškia, sudėtį, bet jie atvažiuoja, jie trupės nepažįsta. Jie žino gal vieną kitą aktorių, reiškia, jiem reikia susipažinti su trupe. Ir tada vyksta toks viešas castingas. Ta viešą castingą darė netgi Rolandas Atkočiūnas, duodamas atskiras užduotis ir keisdamas aktorius jau eigoj. Ir nuo aktorių keitimosi, reiškia, keitėsi netgi sumanimo detalės. Nuo tų sumanimų detalių keitėsi ir scenografija, jau ten buvo, matot, iškyla daug visokių problemų, kurios, reiškia, tai šitas intensyvus sezonas tiesiog iškėlė klausimus, kuriuos reikia sustiguoti. Ir tai sustiguoti ir naujoj darbo tvarkoj, naujoj kolektyviniai sutarty, naujose netgi pareigybių aprašymuose.
Yra tokių niuansų, kur net juokinga, bet jie iškyla. Iškyla, sakysim, o kas keičia rekvizitą pertraukos metu, jeigu uždangos nėra? Kieno pareigybėse? Mes dabar bandom aiškintis. Vieniem tai sukelia juoką, kiti žino tradiciškai, o kiti tiesiog rodo charakterį, o mes to nedarysim. Iškyla tokių, klausimas profesionalizmo, klausimas lygio teatre. Visur, ir su ta pačia technika, mums pernai pasisekė priduoti, tą užpernai mes jau paidom ir pernai visus metus mes bandėm vykdyti tą vadinamą valstybės investicijų projektą. Tai susidūrėm su viešųjų pirkimų sudėtingumu. Kadangi teatre nėra žmogaus ir nėra etato ir nėra lėšų etatui specialiai viešiesiams pirkimams, tai mes buvom priversti galvoti, kaip tą padaryti ir užtruko labai ir derinantis, ir aiškinantis ir visa kita, nes projektas 11 milijonų. Technologiškai jisai susijęs su žmonių sveikata gyvybė. Susijęs su galimybėm teatro toj pačioj, dėžutėj, toj pačioj scenos erdvėj sukurti visai kitą technologinį vaizdą. Tai reiškia, atsakomybė yra didelė. Negali savo tai pasakyti, žinai, po manęs nors ir tvanas. Tiesiog tai yra pirmi žingsniai, pirmi pamatai. Aš nesu čia visiems laikam, praeina kadencija ar atsitinka kas nors, kitas žmogus turi gauti gerą palikimą. Tai yra kokybišką palikimą, kurį galėtų tęsti ir panaudoti. Teatras akivaizdžiai modernėja. Eina į žmonės, reklamuojasi, stebina drąsiais sprendimais, kviestiniais aktoriais, jau nekalbant apie režisierių gausą. Ši dvasios šventovė keičiasi. Nepuldama ieškoti naujos krypties, atvirkščiai, labai saugodama esmę. Pati, viduje, skausmingai. Aš pasakysiu labai paprastai. Čia iš tikrųjų gera buvo pastaba Kazlausko Dainiaus. Jis manęs paklausė, kada tu išėjai iš valstybinio teatro. Ir mes taip pasikeitėm tom patirtim, kad mes jau ne vieną dešimtį nebe valstybiniam teatre. Tai yra mes jau gyvenam tam kitam pasauliui, kuris pas mus aplinkui. Ir daugelis teatrų, ir ypatingai, kai aš atvažiavau, radau Panevėžį, tai yra tokia sustingusi materija, kuri ne tik, kad nesikeičia, bet ir nenori keistis. Reiškia, dalis įvairių teatrų pažangos, netgi, sakysim, Kauno valstybinio, nacionalinio, jaunimo, jeigu ten kur pasiseka, yra ir aktorių judėjime. Aišku, tai yra arti du dideli miestai, jie gali savo kažkiek tą leisti. Judėjime kažkokie aktoriai nusėda ir prisiriša prie vieno ar prie antro teatro. Aiškiai, pritampa prie vieno ar prie kito kolektyvo. Atsiranda nauji kolektyvo formavimo principai. Jeigu, sakysim, anksčiau buvo galbūt, sovietinių laikų kursai būdavo ruošiami teatrams, arba jau aktoriai įsidarbindavo, kur kas galėdavo pagal savo pajėgumą. Dabar visgi mąstom apie tai, o ką tas aktorius suvaidins. Šiandienį jis pajėgus, kokios jo yra tos potencinės galimybės, kiek jis tų savo aktorinių gebėjimų valdo, kiek jisai plastiškas, balsingas, kiek jis emocionalus, jau nebėra vien tik tai, kad tu baigiai turi diplomą. Diplomas dar negarantuoja darbo. Ir va čia yra viena medalio pusė, trupės formavimas. Šitam teatrui verkiant reikia trupės. Dabar yra didžiulės duobės, skylės ir ką besakytų kolegos ir kaip bepyktų ant manęs ir kiek berašytų skundų į ministeriją, kad nereikia kurso, kursas jau yra surinktas. Ar jis ateis čia visas, ar ateis dalis žmonių, aš nežinau. Jie nežino, kokie jie bus. Galų gale po savo studijų jie gal apsispręs ir pasirinks dalis kitas veikas. Aš išdirbau kiek, aš čia 7 metus buvau pedagogu, tam teatro, muzikos ir teatro akademijai. Ir per mano rankas praėjo keli kursai. Ir, sakykime, paskutinius kursų rinkom su amžinatilsį profesorė Vaišytė, kur dabar toks žinomas Andrius Bielobževskis, ten Monika Bičiūnaitė. Ir kiti buvo tam kurse žmonės, bet staiga jie baigė pasirinko visai kitas profesijas. Aš dabar susirandu, per Facebooką, klausiu, ką veikia. Kaip toli tiesiogiai nuo aktorystės, kuri, tenai buvo. Tai, sakykime, ir ankstesnių kursų dalis, jie aktoriai, o dalis kažką užsiima kitką, kaip pasakysim, Sigutis Ječėnas, su kuriuo kūrėm Keistuolių teatrą, sakysim, jis
užsiima kažkokia individualia kūrybinė veikla ir vis man rašo tokius laiškus vieno aktoriaus teatras. Reiškia, Giniotis Balsytė išlaikė savo, reiškia, kažkokį tokį, reiškia, tą teatrinį, tą įvaizdį, jie liko teatro žmonėmis tiesiogiai. Va, tai, šitoje vietoje jau yra kiti dalykai. Toliau techninis klausimas, ta techninė pažanga, ta, reiškia, tos teatro galimybės jau irgi, dabar atėjęs čia aš radau 2 pagyvenusius žmonės, garbingus, gerus žmonės, tikrai sąžiningai dirbančius tą darbą. Bet kai mes susėdam ir pradėjom kalbėti ties naujais projektais, vienas pasakė taip, aš supratau, aš išeinu, nes jau jis negalės įsisavinti to, kas yra, tiesiog jau amžius neleidžia. Kitas irgi žmogus, reiškia, irgi kažkiek dar buvo, bet nebespėjo mūsų, reiškia, jis numirė tiesiog, būdamas mūsų darbuotojų, bet irgi ėjo kalba, kad jis jau irgi buvo garbingo amžiaus žmonės. Va, savo dalyką jie žinojo, bet už lango jau nuvažiavo traukinys labai toli. Toliau imkim tą vadybinę pusę. Kai aš atėjau, čia buvo viena vyra administratorė, kuri iš esmės vykdė viską. Ir priežiūros salės, ir visokios nuomas, ir bilietų realizavimą, žiūrovo pritraukimą, ir edukaciją, ir reiškia, tą paramos ieškojimą ir rinkodaros tyrimus, vienas žmogus, tai praktiškai neįmanoma. Neįmanoma jau vien dėl to, kad didžiulė konkurencija. Jeigu mes turėjom ten 12-13 valstybinių teatrų, tai jie liko, bet prie jų dar Lietuvoje yra kokie 20-30 teatrų privačių, kurie norėdami išgyventi, nebūdami finansuojami, jie surenka liūto dalį rinkos. Vien Domino teatras per mėnesį suvaidina Lietuvoje 50 spektaklių. Tokio teatro Lietuvoje nėra, antro analogo nėra. Mes tiesiog fiziškai nepajėgus, reiškia, to padaryti. Mes tiesiog palikti dar už nugaros. Todėl viena, manau, buvo iš užduočių kažkaip tą techniškai pakelti. Mes pirkom 2 automobilius, kurie mums palengvintų, kad mes galėtume ir greičiau, ir, reiškia, komfortabiliau žmonės vežti. Nebūtinai, kad visi iš ryto išvažiuoja, jeigu aktoriai reikalingi tik nuo pietų. Tai, reiškia, šitie dalykai, rinka pati reikalauja įėjimo. Vėlgi problematika. Reiškia, mes galim sakyti, taip, mums reikalinga klasika. Klasika, jinai, sakykime, kažkokius liečia fundamentalius žmogaus dalykus. Bet klasika reikalauja galingos aktorių iškrovos. Ir ta iškrova, jinai susikaupia per daug metų, kada tu dirbi ir tu, reiškia, sukaupi tą patirtį ir energiją ir tada tu gali iš tikrųjų nežaisti klasiką, kaip jaunimas kartais mėgsta pažaisti. Taip, tu gali pažaisti, tai yra gerai. Bet tu vis tiek jos nepakeli, tokios kokia yra. Turi vis tiek būti patyrimas. Ir sakysim, per mano ir pedagoginę praktiką, ir teatro, aš daug žmonių praėjo per mano ir rankas netgi. Sakysim, jaunimas įsima daugiau savo energiją, savo jaunystės žavesiu ir reiškia, savo tais jaunystės gebėjimais. Bet tie jaunystės, tos sąlygos jaunystės, jeigu jis intensyviai dirba, jam sukuria galimybę pasikrauti patirtim. Ir jau tada jis žaidžia ne tais jaunystės, reiškia, žaisliukais, kaip aš galiu pasakyti, o jau patirtim. Tada jo sceninė raiška yra ir gili, ir, sakysim, tokia ir fundamentali. Netgi, sakyčiau, masyvi, tada ima tuo žiūrovu. Ir galima pasiekti, jeigu tai pasižiūrėtum aktoriaus kūrybinį kelią. Juk ne veltui, sakysim, ir Miltinio, reiškia, toj biografijoje yra ir Šiaudinės Skrybėlaitė. Yra lengvas, toks, reiškia, ieškojimas lengvo žanro lygtai. Tai nėra lengva, bet lygtai lengva. Ir staiga, reiškia, įėjimas į kitus sunkius dalykus, iki, reiškia, Edipo karaliaus. Tai tam turi praeiti kažkoks toks periodas ir jis turi būti. Negali būti toks bėtimasis, tai ta. Ir teatro vadovas turi ieškoti irgi tokių galimybių. Aišku, tai yra baisiai sudėtinga. Ypatingai, kai atrandi situaciją, kuri jau yra suakmenėjusi. Sakysim, atvažiavau čia nei kompiuterio kasoj, reiškia. Tu nežinai, kaip tie bilietai juda, kaip pardavinėjami. Jokių tyrimų, kas, kur, kaip, reiškia, kur tu turi. Ar tu turi per tą vietą reklamuotis, ar televiziją, radiją. Nieko tu nežinai. Ir po truputį mes dabar darom apklausą, kas iš kur sužino apie spektaklius. Tiesiog jau padarysim iki 9 metų, gal ilgiau, daug dabar tų žiūrovų pas mus ateina ir tiesiog padarysim kažkokius tai išvadas, kur nukreipti mūsų finansinės lėšas, reiškia, kur reikalinga. Ne tai, kad reklama, tai yra informacija. Žiūrovas turi žinot.
Man visada prikiždavo pradžioj čia. Dabar kartais vis šaukia, kad mes nekomercinis teatras. Taip, mes nekomercinis teatras. Bet valstybė dotuodama tikisi, kad mes kažkokiu būdu pririnksim salę. Tai gerai, kad ir po 3 lietus, kad ir po 6 lietus ir tą savo misiją atliksim. Pradinukas išpyškintų, kad teatras gyvenimo atspindys. Bet minios į sceną žvelgia tikrai netikėdamosios išvysti atkartojimą tikrovės, gražiai pridengtos mandagiomis manieromis, išmoktomis atseit teisingomis reakcijomis. Čia mes trokštame pasaulio pabaigos ir naujo pasaulio sutvėrimo. Ir tas širdžių atsivėrimas įvyksta. Ypač, kai pokalbio tema kvapą gniaužianti, tarkim, laisvi drugeliai. Pagalba ateina! Aklas! Supermenas! Haja! Mes nekalbėkim apie tai, kad ten pritrauktas bantas, mes nekalbėkim apie tai, kad ten, reiškia, sakysim, lengvas žanras, atsiprašau labai, o tik ką kalbėjau su žiūrovais, kurie iš Kauno ir po pirmo veiksmo sako, čia nėra komedija, čia sako, nelengva. Sako, aš pirmo veiksmą ašarą nubraukiau. Gal tai yra jautriam žiūrovui, bet mes turim būti jautrus savo artimui. Gal tokia misija yra mūsų, gal ta laisvė yra tokia trapi ir ją reikia saugoti. Tai vat, galima labai lengvai nurašyti. Vilniaus kritikas, vienas iš kritikų, labai lengva ranka nubraukė šitą spektaklį. Va, bet jo straipsnėje juntama pagieža, kad Vilniuje tokio spektaklio nėra. Kad vat nėra tokio šilto spektaklio, koks buvo Haroldas ir Modė, kur traukė ne vien tik išmonę. Sakysim, gerai buvo Nekrošius, bet buvo ir Tamulevičiūtė su savo, reiškia, gražiais darbais. Tai vat tiesiog, reiškia, čia yra, toks spektras didelis, kur reikėtų žiūrėti plačiau, ne vien tik tai, reiškia, sakykim, kad mes statom ir nesvarbu, mūsų žiūri ar ne. Manau, kad labai svarbu, manau, kad labai aktualu. Ir jo labiau, kad jeigu tu esi mieste, jeigu tu turi tuos žmonės su pačius tave gyventojus, tu turi atsiliepti jų lūkesčius. Pirmiausia, turi būti savo krašto, savo kiemo, sakyčiau, patriotas. Ir jeigu, sakykime, mane kaltina kartais, kad aš kai ką paviešinu, ko nereikia iš mūsų teatro, tai vėlgi patriotas esu to teatro, kad tame nebebūtų tų dalykų. Tai manau, kad turi būti čia ir aštrių kampų, ir turi būti paieška balanso. Pastaraisiais metais Juozo Miltinio dramos teatras priminė save Respublikos žiūrovui ir nebeleido užmiršti. Gastroliuota daug ir ne tik dėl papildomo lito, laukta atsiliepimų, nesibaiminant pačių kraštutiniausių. Mes galim turėti vieną nuomonę apie teatrą. Viduj, sakysim, štai statom spektaklius ir aš kaip tėvas, visi mano vaikai, aš juos visus myliu. Ar jie pasisekė ar nepasisekė. Ir aš mąstau, kad jie visi mums reikalingi. Bet visgi, norint judėti į priekį, reikalinga ieškoti kažkokios objektyvesnės nuomonės. Sekantiems sprendimams reikia kažkokio pasitarimo. O kur galima tą pasitarimą gauti, kaip parodant kitiems žiūrovam. Ir buvo tokia tendencija, kad nekvieskit kritikų, tegul nevažiuoja. Nes, aš suprantu kodėl. Todėl, kad visada, kuri, gal ne viskas pasiseka ir tu nenori bendram kontekste būti išviešintas. Aš pagalvojau, kodėl. Išsiviešinimas yra atsakomybės prisiėmimas. Išsiviešinimas yra tas vadinamas įspūdžio respondento, reiškia, požiūrio sužinojimas. Reiškia, galų gale, kiek tu reikalingas, kiek tu gali ir iš čia tada gali toliau riktuoti savo darbus į priekį. Tai čia buvo viena iš priežasčių. Antra buvo grinai ekonominė. Kai aš atėjau, daugelį spektaklių mums reikėjo daryti akciją po akcijos. Ir mūsų tos pajamos, aišku, reiškia, akcijose mes sumažinam kainą, padidinam spektaklių skaičių, lyg tų pajamų ir būtų, bet jos vis tiek menkos. Ir matau, reiškia, ir teatro žmonių veiduose, kiek galime mes nusipiginti. Kada šalia atvažiuoja kiti teatrai ir jų kainos, net 4-5 kartus didesnės, kai mes darom po 10 litų. Tai šičia irgi reikėjo mums rasti kažkokį sprendimą. Aš pagalvoju taip, kodėl? Kol mūsų nežiūri žiūrovas Panevėžio, tai ką mes turim įdomaus, ką galim pasiūlyti,
lekiam į Lietuvą. Juolab, kad čia sumažėjo žiūrovo, o ten ne. Nu, irgi, bet sąlyginai jo dar yra. Ir tarkim, tokie pasikeitimai su Domino teatru, kuris įpratino turi savo komedijų žiūrovą. Tai kodėl mums neveš savo komedijas? Ir štai mūsų visi važiavimai pasiteisino tenai. Praktiškai ir ekonomiškai, ir savo prisistatymu. Kita vertus, aš pats susidūriau su tuo, kad Juozo Miltinio dramos teatras. Buvo sustabdyta mašina teatro ir apėjo, reiškia, policininkas. Klausiau, kas jūs tokie? Toks maždaug 40 metų. Ir aš supratau, kad mes nebežinomi. Tai yra ta legenda, jinai jau, reiškia, ant jos nusėda dulkės. O aš manau, kad vis tiek mes turim išlaikyti tą mūsų autoritetų gyvastį tokią kaip pavyzdį, kad vis tiek reikia siekti. Miltinis yra pavyzdys veržlumo, reiškia atkaklumo, užsispyrimo siekiant savo tikslo. Ir ne bet kokio, ne pinigų, o kūrybinio tikslo. Tai yra vertybė. Vat jo pavyzdys yra didžiulė vertybė. Ten galim kip prie detalių, bet esmė tai yra vertybė. Ir manyčiau, kad Panevėžys nelabai daug ką turi tokių žmonių, o ir, ko gero, Miltinis šiaip jau įeina į kokį gerą 10-ką, 20-ką Lietuvos didžiųjų šviesuolių per visus laikus. Tai, bent jau pretenduoja į tai. Tai, sakykime, vardant to reikia irgi judėti, save priminti ir įvairiausiom priemonėm. Teatras, kad ir kaip kam norėtųsi supaprastinti jo misiją, anaiptol ne pramoga. Menui apskritai patikėta viena svarbiausių jų funkcijų – edukacija. Sunki, nes Romualdo Vikšraičio įsitikinimu gebėjimas ją atlikti – Dievo dovana. Ne kiekvienas kūrėjas yra edukatorius ir atvirkščiai. Seniai aišku, jog šiems šviesos skleidėjams reikia vienytis. Kai aš dirbau kitam teatre, mes atlikom tokį tyrimą. 3,5 moksleivių apklausėm nuo 13 metų ir į viršų. Ir jų problemos. Tai buvo maždaug 2002-2003 metais. Maždaug. Ir ten ėjo kalba apie viskas, kas yra mokykla. Reiškia, daug mokinių kalbėjo apie tai, kad jie nenori, jiems sunku eiti į mokyklą, pamokas. Reiškia, nors praktiškai kažkur 30% buvo teigiami mokyklos atžvilgių. Daug labai, reiškia, apie 30% planavo emigraciją savo, matė save. Ir kiti, reiškia, tėvų problemų, žmonių santykių, draugų problemos. Ir kai mes pradėjome analizuoti ir pradėjome galvoti, o kaip mes, reiškia, teatras galim atsiliepti į tai, į profesiniai, staiga suvokėm vieną įdomų dalyką. Reiškia, daug problemų vaikai išspręstų ir paaugliai, ir jaunimas, jeigu jie skaitytų knygas. Eilė žmonių santykių problemų jau yra seniai aprašyta, įdomiai aprašyta, talentingai. Tik kadangi mes blizgučiais atimam, reiškia, šventėm, linksmybėm, pramogėlėm, dažnai menkavertėm atimam jų dėmesį nuo knygos. Tada mes neorientuojam į skaitymą. Mes neorientuojam, kad tos vidinės problemos, dėl kurių, sakysim, kyla nesutarimai, ginčai, yra jau aprašytos. Artimiausiuose Juozo Miltinio dramos teatro planuose sumanymas atgaivinti senąjį legendinį teatrą Respublikos gatvėje. Jei kultūros ministerija nepaprieštaraus, tai bus tvirtinama labai įdomus projektas. O pats naujausias įvykis nutiks netrukus. Tai kalėdinis ir su didžiosiomis metų šventėmis nesibaigsiantis spektaklis. 2 dalių kriminalinė komedija Kulkos virš Brodvėjaus. Yra įvairių teatrų, reiškia, mano patyrime, sakysim, aš dirbu ir Vilniaus Lėlės teatre, ir Klaipėdos dramos teatre, ir Kaune. Stačiau spektaklį, reiškia, ir pedagoginiam savo patyrime mes visada turėdom kalėdinį, kažką tai specialiai lyg ir kalėdų. Bet taip, aš suprantu, kad vis tiek teatras ir specialiai kalėdom ne visada gali, reiškia, kad tai būtų tik kalėdinė tema. Netgi ir pavadinimai, sakysim, aš tačiau tokį spektaklį Kalėdų giesmė, reiškia, Dickenso, pagal Dickensą, ten inscenizaciją pats dariau ir aš maniau, čia ne pirmas Lietuvoje, nes Kalėdų giesmė kaip ir buvo draudžiama sovietmečiu, vien dėl žodžio Kalėdų giesmė.
O ir teko man, pavyzdžiui, Lėlės teatre, kai stačiau spektaklį, man buvo iškviestas pas direktorių, buvo paprašytas, kad išimti iš teksto kūčius. Taip jau buvo. Va, o kai paskui apsidariau pasaulį, pavyzdžiui, Kalėdų giesmė Amerikoje, statoma kone kiekvienam mieste kasmet iš naujo ir tai yra didelė garbė režisieriui pastatyti, nes tai yra, apie tą Kalėdų tokį virsmą, apie širdies atvėrimą, apie gerumą, o tokie, reiškia, tokios temos, kurios iš tikrųjų reikalingos. Mesgi savo šitam repertuare kažkaip labai tiesiogiai Kalėdų linkme, nekreipiam to spektaklio, tiesiog įtraukiam į repertuarą kaip galimai įdomų siužetą, istoriją, kuri yra ir apie gyvenimą, ir apie teatrą, ir apie gyvenimą, kuris kažkiek primena laikus nesenus mūsų ir primena tos Amerikos laikus, kurie buvo prieš Antrą pasaulinį karą, kur buvo tam tikri draudimai, kur buvo grupuotės, kur buvo gangsteriai, kur buvo savotiška visai kita tvarka. Ir štai galvom, kad galbūt tam tikri tokie atgarsiai iš to laikmečio Amerikos praėjo ir pas mus, gal jie dar nesibaigė, bet iš jų mes galim gražiai pasimokyti. Ir ten tokia graži tema susiformuluoja, kaip man atrodo, kaip man teatro vadovai, kuris priėmė tą pjesę. Režisieriai mato daugiau, giliau ir tada jau žiūri jau jų pastatymą dar kitaip, ne vien tik nuo to pradinio momento, kaip tu priėmė. Tai čia tas spektaklis, man atrodo, tokiu gerų klausimų, kas yra tikras autoritetas, kas yra tas tikras kūrėjas, kur yra ta kūrybinė galia, kurią mes patikėję galime eiti toliau. Tai jau toks, reiškia, vėlgi ir galim sakyti, ir kalėdinis momentas, kur, sakysim, dramaturgas pradeda statyti savo pjesės teatre, bet aplinkybės taip susiklosto, kad išaiškėja jo pajėgumai, nepajėgumai. Išaiškėja, kas jam gali padėti, kas jam gali sutrukdyti. Tam tikra kūrybinė virtuvė atsiskleidžia. Pasirodo, jinai aštri, sudėtinga, net kainuoja gyvybę. Kitas sykį. Ne visai gal kartais tiesioginė prasme. Tai va, tas spektaklis turėtų būti gana toks sudėtingas ir pamastymui, ir juokingas paradoksaliomis situacijomis, kurios ten susiklosto. Aš atvažiavau į Niujorką tam, kad apčiau aktorę. Mano talentas žūva. Olivija, tu tapsi aktorė, aš tau pažadėjau. Olivija, girdi? Olivija, aš tau pažadėjau. Gaila, kad neturim kažko ypatingo kalėdinio vaikam, bet labai džiaugiamės tuo spektakliu, kurį pastatė režisierius Antanas Gluskinas, tai yra Anė iš Žaliastogių. Tai iš tikrųjų yra toks švarus, tyras darbas, netgi, sakyčiau, vėl kritikų nesuprastas ir įvertintas kaip senamadis, senoviškas stilius to. O kodėlgi ne? Kodėl mes nenorim, reiškia, išlaikyti tokių dalykų kaip meilė, draugystė, ištikimybė, juk tai irgi yra senoviški dalykai, o galų gale nemodernu, o kam jie reikalingi. Va, taip, aš kartais pagalvoju tokį dalyką, mes krūvas pinigų išleidžiam, norėdami išlaikyti materialinės vertybės, bet suvokimas šitų materialinių vertybių buvo vienas prieš 200 metų, kada iš tikrųjų jau reikėjo tos pavyzdžius saugoti, o dabar mes galim daug ką išlaikyti toj virtualioje erdvėje. Sako, ai čia dirbtina, ne visai, vaizduoti mūsų, kas tai yra, dirbtina ar ne. Ir įsivaizduokim, kiek mes sukišam to materialiniam vertybėm, o kiekgi sukišam žmogui. Ir jeigu paskaičiuot, kiek tam paveldui ir anam paveldui, sakysim, šeima. Vat tas viena iš tokių netiesioginių temų, reiškia, yra Anė iš Žaliastogių, kad yra brolis sesuo, senmergė, senbernis, neturi vaikų, šeima. Ir jie priima vaiką tam, kad padėti ūkyje dirbti, o vaikas tampa jų šeimos dalim. Ir tai yra atsakomybė, tai yra, kaip pasakyti, tai yra ir brangu. Brangu tu turi skirti vaikui ir savo gyvenimo partneriui dėmesio, laiko,
savo energijos, tiek reiškia, tai ir žmogus, o dar reikia uždirbti, dar šiaip įdomu gyventi, vis tai, kad žmogus pasijunti, kad šeima yra kultūros vertybė, jinai vertinga tiek pat, kiek, nežinau, Rafaelio Madona, tiek pat, kiek Paryžiaus Notre Dame katedra, ar Gaudite, nežinau, šventykla Barcelonai. Tai, kad jeigu būtų skiriamos tos lėšos, nes tuos dalykus gali virtualioje erdvėje jau reiškia palikti, sudėti. Buvo vaizduoti architekto, atsitiko realybėj ir paskui vėl gali įdėti tą virtualią erdvę ir visi matys. Vietoj to, kad tas plytas, cementą tinka, nesvarbu kokiai formai, saugosi. O šeima kaip kultūrinė vertybė. O sakykime, tuos įvardintus mano dalykus kaip draugystė, ištikimybė, arba, sakykime, teisingumo pojūtį, dorybė kažkokia, atsakomybė prieš save, sakykime, dabar vyksta teismo procesas ir atrodo, reiškia, teismas. Nieko tame baisaus nėra, aiškinamėsi santykiai, tik tai kitame lygmenyje bandoma įtraukti kažką, kas galėtų objektyviau spręsti susikloščiusias aplinkybės. Ir štai yra toks momentas, ateina kiekvienas, deda ranką ir sako, reiškia, kad aš sakysiu tiesą, ten tiesą. Tai pasižadu tą sakyti. Ir labai akivaizdu, kaip žmonės keičia savo tą kalbos struktūrą, kurią jau buvo paruošę. Iš karto ta priesaika, jinai iš karto tik. Kas tai yra? Kas tai yra? Kaip žmogus turi, šitas procesas pas mus kažkaip yra tik teisme kažkodėl. Gyvenime tu gali žiūrėti akis ir meluoti kiek nori. O, reiškia, tik toj vietoj, ne, taigi daug nelaimių iš tų yra. Sako, yra tas baltas melas, ar koks ten, tas gerasis, tipo, kad žmogui nebūtina viską pasakyti, nebūtina viską žinoti. Bet jeigu tai yra žmonių santykiai, kas yra iš vis svarbiausia turbūt. Tai aš jau nubėgau labai toli, bet teatras atlieka tam tikrą funkciją šitoj srity. Ir matyti, jis pats turi apsivalyti ir į Kalėdas ateiti irgi su kažkokiu tokiu tikėjimu. Netgi konflikte turbūt yra tikėjimas. Dėkoju pusvalandį praleidusiems kartu su mumis. Nauja menų sala lygiai po 2 savaičių. Susitikime.